Kas nedirba, tas nevalgo. Bulgarų pasaka. Išleisdama Halinką už vyro, motina prisakė Šešurui ir Anytai. Tik jau elkitės su mano dukrele kuo meiliau, tausokit ją, dirbti ji nepratusi, neleiskit šluoti seklyčios ar kiemo, prisikries akis, nesiųskite vandens parnešti, jos peteliai gležni, nepratę tampyti pilnų kibirų su naščiais, o po galvą jai dėkit pūkų pagalvį, pas mus ji minkštai miegojo. Susižvalgė Šešuras su Anyta, bet nieko neatsakė marčios motinai. Prižadėkit, kad pikto žodžio niekad jai netarsit, jos auselės piktų žodžių negirdėjusios. Piktų žodžių mūsų namuose tikrai neišgirs, pasakė Šešuras ir atsisėdo į ratus. Šalia prigludo Anyta, o jaunieji susėdo užpakalyje ir leidusi jie į savo kaimą. Visą dieną važiavo ir privažiavo kaimą tik vakarop, nes jis buvo tolokai. Anyta tuoj pasiraitojo rankoves, užminkė pyragą, papjovė vištą ir išvirė. Nuėjusi į rūsį prikošė vyno, o Halinka atsisėdo, įsirėmė rankomis į suolą ir kad ims lamentuoti, nieko neveikdama. Ai, kokia guvi mano Anyta, visai kaip motutė. Gera bus man čia gyventi. Visi sočiai pavakarieniavo ir sugulė. Taip naktis ir praėjo. Rytą senis Šešuras atsikėlė anksčiau ir ėmė visus žadinti. Ei, kelkitės, metas eiti į lauką. Prasitrynė Halinka užmiegotas akis, saldžiai nusižiovavo ir klausė. O ką ten reikės veikti? Kukurūzus kaupti. O kuo juos kaupsime? Kuogi kitu, kauptukais, atsakė Šešuras. Aš neisiu. O kodėlgi? Paklausė vyras. Todėl, kad kauptukas sunkus, kaip aš jį pakelsiu. Tuomet likis namie, pasakė Šešuras. Viską pruošk ir išvirk vakarienę, čia irgi reikia rankų. Šeimininkai išėjo į lauką, o jaunamartė pasiliko namie. Padreipsojo jį iki vidurdienio ir išalko. Atsikėlusi ėmė ieškoti ką užvalgyti, bet visi puodai buvo tušti. Nieko nepaliko, užmiršo mane, pagalvojo Halinka. Pasirąžė, nusižiovavo ir išėjo į sodą. Pamačiusi, kad sode daug gėlių, ji aiktelėjo. Ai, kokios puikios! Ir įniko jas skinti. Bitutės mitriai lekiojo nuo vienos gėlelės prie kitos ir smagiai dūzgė. Ko jos taip skuba? Nustebo Halinka ir tingiai nukiūtino prie šakotos čerešnės. Pagulėjo į žolėje po medžiu, nesikeldama, ištiesė ranką, nusiskynė keletą uogelių ir vėl žiovauja. Taip ir praleido visą dieną. Vakare jos namiškiai parėjo iš lauko nuvargę ir alkani. Žiūri, niekas neparuošta, vandens kibiruose nėra, ugnis židinyje nedega, vištos nelesintos. Anyta metė kauptuką ir stvėrė kibirus, parsinešė vandens. Sukūrė ugnį židiny, užkaitė bulvių puodą, užminkė tešlą. Greitosiomis išvirė vakarienę. O Halinka sėdėjo ant suolo ir žiūrėjo, kaip toji pluša. Anyta padėjo vakarienę ant stalo ir pašaukė visus valgyti. Halinka atsisėdo pirmoji. Šešuras paėmė paplotį ir sulaužė jį į 3 dalis. Vieną gabalėlį davė žmonai, kitą sūnui, o trečią pasiliko sau. O marteliai, paklausė Anyta. Ji nealkana. Kas nedirba, tas nenori valgyti. Halinka papūtė lūpas ir pakilo iš užstalės. Nuėjo ji į savo seklyčią ir kad ims verkti. Iš alkio kiaurą naktį akių nesudėjo. Rytą vėl tas pats kartojasi. Visi išsiruošė į daržą, o Halinka eiti nepanoro. Labai kepina saulė, pasakė ji.
veidas pajuos. Paliko ją namie ir šį kartą. Vėl mamos dukrelė niekur piršto nepridėjo. Rado po dubeniu sužydėjusios duonos plutelę, paliktą šuniui, sukrimto ją ir iki vakaro sode pratysojo. Vandens gėlėms palieti, žinoma, neprinešė ir jos ėmė vysti. Vėlai vakare sugrįžo visi iš darbo, nuvargę, vos kojas bepavilkdami. Anyta paniuro, bet ką darysi? Pati iškepė paplotį, o kai visi susėdo vakarieniauti, Šešuras vėl sulaužė paplotį į 3 dalis. Halinkai vėl nieko neteko. Kodėl neduodi paplotėlio Marčiai? Paklausė Anyta. Kas nedirba, tas nevalgo, atsakė Šešuras. Alkana jauna Martė visą naktį vartėsi nuo vieno šono ant kito ir galvojo. Užsnūdo tik auštant, o kai pragydo 3 gaidžiai, ji greit pašoko iš lovos. Šešuro, Anytos ir vyro jau nebuvo namie, jie dar su tamsa išėjo į lauką. Halinka pasiraitojo rankoves ir ėmėsi darbo. Iššlavė trobą ir kiemą, prinešė vandens iš šulinio, palaistė gėles sode, užkūrė ugnį ir ėmė taisyti vakarienę. Tešlą geldoje užminkė, iškepė paplotį, apsiruošusi pasiėmė verpstę ir atsisėdo ant slenksčio verpti. Sugrįžo vakare iš darbo visi pavargę, pamatė, kad viskas paruošta ir labai nudžiugo. Halinka padėjo vakarienę ant stalo ir padavė Šešurui paplotį. Stovi, laukia, ką šis darys, o širdis jai dreba. Senis paėmė paplotį, sulaužė jį į 4 dalis ir didžiausią gabalą padavė Halinkai, tardamas. Valgyk, dukrelę, nusipelnei, šiandien gerai padirbėjai. Halinka paėmė savo gabalą ir pradėjo valgyti. Kaip gyvai nebuvo ragavusi tokios skanios duonos. Tinginys. Moldavų pasaka. Viename kaime gyveno baisus tinginys. Jau toks tinginys, kad net valgį kramtyti tingėjo. Visi ūkininkai, matydami, jog tasai žmogus nenori dirbti, sutarė jį pakarti, kad kitų nevestų iš kelio. Išrinko 2 iš savo tarpo, tie nuėjo pas tinginį, čiupo jį, kaip strampagalį, įsivertė į vežimą ir su jaučiais vežo į kartuves. Tokia jau anuomet tvarka buvo ir sutiko jie kelyje ponę su brikele. Ponia pamatė vežime žmogų panašų į ligonį, pasigailėjo jo ir užklausė. Gerieji žmonės, matyt, vežime ligonį turite ir vežate vargšą ligoninėn? Visai ne, ponia, atsakė vienas ūkininkas. Neimkite per piktą, jūsų malonybę. Jisai toks tinginys, kad lygaus turbūt visam pasauliui nėra. O vežam mes jį į kartuves. Kaimas nori atsikratyti tokio dykūno. Vaje, gerieji žmonės, krūptelėjo ponia. Argi negaila, kad vargšelis gaus galą kaip benamis šuo? Geriau atvežkite jį į mano dvarą. Va, toji sodyba, kur ant šlaito. Aš turiu svirną pilną džiūvėsių, juodai dienai padėtų. Sergėk nuo jos, viešpatie, tegul sau graužia tuos džiūvėsius. Ir pas mane gyvena. Galų gale juk nepavargsiu dėl kąsnelio duonos. Mes turime vienas kitam pagelbėti. Ei tu, tinginy, girdi ką ponia sako, paklausė vienas ūkininkas. Pasodins tave į svirną džiūvėsiais penėti. Kokia tau laimė nusišypsojo, kad tave galas. Greičiau lipk iš vežimo, pulk poniai į kojas, juk ji tave nuo mirties išgelbėjo. Dabar gyvensi kaip inkstas taukuose, po jos sparneliu.
Mes ketinom tave muilu ir virve apdovanoti, o gailestinga ponia tau prieglaudą ir dar džiūvėsių duoda. Gyvenk ir norėk. Užsistoti tokį ir šerti kaip tarną. Tai jau tikri stebuklai. Gera patarlė, jaučiai aria, o arkliai ėda. Na, atsakyk poniai, ar šiaip ar taip, negi ji turi laiko čia su mumis kalbėti. O džiūvėsi ar mirkyti? Vos pakrutino lūpas dykūnas ir net nepasijudino. Ką jis sako? Paklausė ponia. Kągi jis sakys, maloningoji ponia, atsiliepė antras ūkininkas. Klausė, ar džiūvėsiai mirkyti. Va tai tau, nustebo ponia, šito dar niekada negirdėjau. O pats jis pasimirkyti negali? Klausyk, tingini, ar pasimirkysi džiūvėsius? Ne, atsakė tinginys. Geriau vežkite kuo toliau. Labai jau daug rūpesčių dėl to bjauraus pilvo. Tada vienas ūkininkas sako, jūsų valia, maloningoji ponė, tik žąsinas avižų nevertas. Pati matote, ne iš gero mes jį į kartuves vežam. Kaip jūs manote, negi nebūtų kaimas ėmęsis, jei būtų buvę galima jį į kelią atvesti. Bet kur tokiam padėsi? Tinginystė, kilminga ponia, su lopais padabinta sukne. Tuomet ponia, kad ir labai gera būdama, atsikando tos labdarystės ir sako, gerieji žmonės, darykite, kaip išmanote. Ūkininkai nuvežė tinginį ir pakorė. Taip jis atsikratė kaimo, o kaimas jo. Tegul ir kiti tinginiai tenai važiuoja, jei tik noro turi ir drąsos nestinga. O aš balne sėdėdamas pasaką sekiau, kaip mokėdamas.